Su jumis ir vėl sveikinasi Salantų gimnazijos naujienų laidos Avilys vedėjai Simona ir Rytis. Labadiena. Šiandien laidoje matysite. Vyko oratorių konkurso anglų kalba mokyklinis etapas. Gimnazijoje lankėsi YMCA ir YWCA pasaulinės organizacijos atstovai Lietuvoje. Salantų futbolo komanda sutriuškino komandą iš Priekuris. Jau kelinti metai iš eilės anglų kalbos mokytojos Marytės Kvederaitės mokiniai varžosi anglų kalbos oratorių konkurse. Sausio 30 dieną vykusiam oratorių konkursui mokiniai pradėjo ruoštis jau nuo lapkričio mėnesio. Per tuos 3 mėnesius moksleiviai tobulino, pildė ir taisė kalbas. Kiekviena klasė išrinko geriausią oratorių, kuris pateko į finalą ir varžėsi dėl galimybės atstovauti mūsų gimnazijai Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete. Ši garbė šiemet teko 4 G klasės mokiniui Aivarui Navickiui. Okay, hi everyone. For those who don't know me, my name is Aivaras. What I am talking about, everyone knows me. Just kidding. In modern societies, we have a problem of manliness. Teenage boys are not the same anymore as they were in the last century or so. They don't act manly, but can we blame them? While parents are busy working hard and families are quite often divorced, they are left without much attention as well as without their father, as an example, don't know how to be manly anymore. Another legend on my list is George Washington. I think everyone knows who he was. He was the first president of the United States and commander of the Continental Army during the American Revolutionary War. His dedication to the American nation was accepted when he was anonymously elected president in 1788 and 1792. We can learn a lot from him. He was a self-educated person, he learned how to read and write. Vasario 2 dieną gimnazijoje svečiavosi tarptautinių krikščionių savanorių organizacijų Young Men's Christian Association ir Young Women's Christian Association, trumpiau YMCA ir YWCA atstovai Lietuvoje. Susitikę su gimnazijos iniciatyvių moksleivių klubo nariais bei gimnazijos vadovybė, YMCA ir YWCA atstovai svarstė galimybę mūsų gimnaziją traukti į savo veiklą. Kviečiame pasižiūrėti reportažą. Vienas kitas, tiesiog moterų organizacijų yra specifinės moteriškomis programomis. Tai yra, sakykime, pagalba šeimai, pagalba vaikams, pagalba moterims, pagalba ten, sakykime, kažkokia tai Afrikos, sakykime, moterų kažkokiam organizacijom, kuriems reikalinga ten ar badas, ar maras, ar vanduo, ar dar kažkas rūpinasi tokiais daugiau moteriškais dalykais, specifiškais. Young Men Association, ta vyriška pusė, rūpinasi daugeliu viskom. Grubiai įmant jo. Jūs matėte šitą filmukę, kad tai yra, sakykime, gali būti programos susijėtos su muzika, gali programos būti susijėtos su teatru, gali programos susijėtos būti su... Vasario 2 dieną mokyklos muziejuje vyko Salantų gimnazijos skautų, iniciatyvių moksleivių klubo, mišraus ansamblio, aktyviausių mokinių ir gimnazijos vadovybės susitikimas su Young Men's Christian Association ir Young Women's Christian Association atstovais iš Vilniaus. Šie moksleiviams pristatė savo veiklą, dalinosi nuotraukomis ir įspūdžiais iš įvairių tarptautinių renginių, bei skatino Salantų gimnaziją prisijungti prie jų vykdomos veiklos. Susitikimo dalyvius savo dainomis džiugino Salantų gimnazijos skautės. Naujas lentų
Pasibaigus susitikimui, Salantų gimnazijos direktorius už informatyvų skatinimą dalyvauti veikloje, YMCA ir YWCA atstovams atsidėkojo padovanodamas po Salantų gimnazijos ženklelį, Salantų miesto knygą ir Salantų pyragą. Turėjom, tai va. Bet vienintelis, kuris neblėstų ant sytai, kol Salanto garsus, tai yra Salantų pyragas. Saulė geltonesnė. Tai aš man nepavėdė jums su Salantų pyragą uždovanuoti. Na, o dabar sportas. Sausio 29 dieną Salantų gimnazijos didžiojoje sporto salėje Salantų futbolo komanda susirungė su Priekulės futbolo komanda iš Latvijos. 2 kėlinių varžybose rezultatu 5-0 Salantai nugalėjo kaimynus latvius. Pirmąjį įvartį komandai pelnė Karolis Bumblys, antrąjį Martynas Draučas, trečiąjį Skirmantas Vaičius, ketvirtąjį taip pat Karolis Bumblys, o likus minutė iki varžybų pabaigos, 5-ąjį įvartį komandai pelnė Regimantas Metus. Vasario 1 dieną Salantų gimnazijos didžiojoje sporto salėje vyko varžybos tarp Salantų ir Naujosios Akmenės futbolo komandų. Šį kartą mūsų futbolininkams deja nepasisekė. Teko patirti pralaimėjimą rezultatu 4-7. 3 įvarčius komandai pelnė Martynas Draukšas, o 1 Karolis Bumblys. Linkime sėkmės kitose varžybose. Šiam kartui tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų.